I'm thinking of what as an example. I can't think quick enough now. I'm thinking of the weather there and... Where? Well, she has mentioned where. The what? That's while I was still setting up. Oh, I see. Aš buvau 7 metų, ant 8, tai mane tas ruskis norėjo oficierius didžiausias pas mano tėvų miegodavo tokia turėjo ruimą vieną. Ir slovą savo veždavos viską ir valgiu savo per langai. Jis man pasakė, sako, aš noriu tavo mergatę įsivežti mane. O, kad aš jauna, aš bijojau iš tolai. Pasakyk daugiau aplink savo kaime, kaip jis didelis buvo, kur bažnyčia buvo. Pasakyk istorijas, kaip tu gyvenai, kaip mažikė buvai. Kaip? Pasakyk, kaip tu gyvenai, kaip mažikė buvai, kur bažnyčia, ar toli, kur jūs valgėte. Bažnyčios eidavom visur. Ar toli buvo? Į miestą. Eidavom kartais, kad savo neturim darbą, daug su Tamavičiai nežydam bulves kast. Matytume. Bet kaip toli buvo miestas? Netoli. Čia pusė juosta. Prie mus netoli buvo Namakštai. Ar didelis miestas? Namakštai. Ar didelis buvo miestas? Nu, nedidelis, keli žydeliai iš toriuko turėjo tokius mažiukus. O taip miestas. Žmonės gyvendavo visur laukai, visur į rundą. Apie tą miestą žmonės valdė, miesčionai. Visi. Tai kaip tu nuveidai? Veselė buvau. 2 veselės buvau. Kur mieste? Mieste? Nau, kaimo. Kaip buvo veselė, ką jūs darėt? Kada šokom, valgėm šokom. Kiek dienų? Kiek dienų? Vieną naktį. Tai po pietų pradėjo, tai vakarą užvaigi namo. Ar vaikštėjai, ar su arkliais sugrįžti? Pačia, mane netoli. Ten pat. Gerai buvo. Ką kitką, kaip... Kažkai tokia tokia su tenderiu ženoje. Jis buvo kraučius. Taigi, jam tėvas užrašė pusį žemės. O jis nusipirko kelmėje. Ką tavo tėvus darė? Mano tėvuko nebuvo jau. Bet iš pradžios. Iš pradžios viską dirbo. Magazinėlis buvo, grūdus duodavo ponams dideliams. Ir tie ponai mane laikindavo, o bai. O ką motina, tik nemie buvo, ne? Tavo mamytė nemie stovėjo. Namie, visi namie, štai jie karstoidavo pas tokią ponę, tai kamerienė prie mus viršienį. Ta mūsų laukai durės visų. Tai matytumėm, tai mane maskolių tad bijodavau. Arkliai jų matytum, kokie buvo. Baisu. Ar jie tankiai ateidavo maskoliai? Ar maskoliai tankiai ateidavo? Kas? Maskoliai. Kur? Prie tavęs. Ar kur jie ateidavo? Kur tavo ateis? Deniai jauju. Par žemę visur? Kokią pagal tokią ašarą valgyti. Aš bijodavau už to, kai man pasakė, tai aš bijodavau išeiti iš šauzos, kad mane nepagautų. Jie nerušiuota iš žmogų, turi būti atvožnas. Tas gražus toks oficierius buvom. Jis to rūmę mėgodavo viens, žinai. Ar atduodavo? Ar jie mokėdavo už tą? Turėjai duoti? Turėjai duoti? Ar valgiai ir turėjai duoti? Nieko. Tik miegoti? Ale vokdavo Maskolėje sūrus ar kantai, matytum, kad pagrįvi taip.
Mama duodavo jiem, žinai, vienas naros, kad jie tai netur valgių daug. Kaip šalta žiema te būdavo? Nebuvo šalta. Mes basas išeidavom iš Kūlio, pas tokį žmonės ten, tokį vyrą padėjo raišą, mokėdavom iš Kūlio čiuočių buko. O, reiškia tik bažnyčia. Tai mums, tai mes taip ten ir būdavom. Žinai, tai kartais nusiaudavom šiušus basi, kad duodami snygus, tada raudonas kojas, kur gali gauti. Kaip ilgai žiema būdavote? Žiema? Oi, žinai, taip gali sakyti, po Kalėdų netoli Velykų, tai jau prieš Velykas pavasaris padėdavo. Ir tai mes eidavom visur. Būdavo žymas snygus, ką mes kabinam. Ar vasara buvo labai karšta? Nu, ne. Nebuvo tokia šalta kaip čia. Snygoms mes liekdavom. Vasara, ar buvo karšta? Vasara karšta. Ar daug lytų turėjai? Ar daug lyjų? Oi, būdavo. Mačiau į miško, žinai, keliais. Ar daug lietų būdavo? Ar labai lyjo prie tavęs? O, vasarą kartais lytuota. Ar daug? Mūsų jauja uždegė perkūnas. Mano tėvukų grūdus suvežė rudius ir jauja sudegė. Visus grūdus? Mes buvom toli, kol mes parbėgom, tai žausta. Buvo daug pūlių. Žinai, kur stogus dengų šaldai. Tai matytum sudegina tos, kai kūliai pasileido, baisus buvo gaisras. O mes toli buvom į antrą galą kaimas, žansis ganėjom, mergatės. O ką jūs panašiai valgėt? Ką jūs panašiai valgėdavom? Valgėt? Visako, iš varzopės mėsos valgom, kur gali gauti. Gavienio silkių parneš. Gavienė man nevalgdavo valgą. Jau kaip aš važiavau, jo valgė gavienio mėsą. Kokią mėsą panašiai valgėt daugiausiai? Kiaulieną. Kiaulieną, avieną, veršieną. Ar daug kiaušinių turėjot? Ar daug kiaušinių gavai? Vištų daug nelaikė. Žiemą vištas nedėdavo daug. Vasaroje viščiukus perint, žansis perint, viską. Tai visą farmerystę tam varydavo. Ar tu turėjai savo karvę? Kaip? Ar turėjai karvę? Turėjom 4 karves melžiamas. O kita, kur jaunesnė, tai da taip pat leiš. Aš gyvulius ganiau, kai maži nedidelį buvau, išvarydavau ganyklą. O, aš dirbau, kaip... Tai visi gyvijos iš mani, kad aš taip galėjau dirbti. Užtat tu ilgai gyvenai? Ką aš? Užtat kelių neteka. O ant kelių tai tokiais stačiais eidavo. Koja įsikiš, tokia aukštai įsikibė, tai kep. Kada, dėl bovytis? Kada bovinais? Tai tokia eisena tada ir tokie rėkštai. Kai kopiečias kap. Kodėl jūs tai darėte? Į vieną pusę ir į antrą pusę kojas. Kodėl tu taip darei? Tai jau padirbdavo mums. Dėl ko? Ar tu bovinais? Vaikščiuoti. Dėl bovytis? Ja. Kad didelį tenai, ant tų kep kojas, teismai alksneniai tokie. Oi, kai aš atmenu Lasą ponį. Bet šitai man daug sugadina, gal tai rėkštai. Visi taip. Stečiai vadindavo.
Tavo amžiaus